Stebint karius galima pamatyti tiek video kadruose, tiek nuotraukose nupieštą ar užkištą kortą ant šalmo su lapų tuzu. Tačiau ar pagalvojate kodėl? Pikų tuzas tai aukščiausia kaladės korta. Aišku, jos vertė priklauso nuo žaidimo. Tačiau būtent pikų tuzas yra laikomas aukštesnė korta už visas kitas. Pikų tuzas taip pat yra laikomas mirties korta. Ši simbolika labai išpopuliarėjo įvairių karų metu. Šis paprotys užsikišti lapų tuzą ant šalmo atsirado tarp amerikiečių karių Vietnamo karo metu. Tačiau šis kortos vaizdavimas buvo naudojamas daug seniau. Atvaizdas buvo naudojamas ant lėktuvų, tankų ir kitos karinės technikos dar Pirmojo pasaulinio karo metu. Yra likusi nuotrauka, kad nupiešta korta ant pirmojo britų tanko Mark I, taip pat ant italų lėktuvo Caproni. Žinoma, kad puošti ar išskirti karinę techniką buvo naudojamos ir kitų rūšių ar spalvų atvaizdai. Tuo tarpu vokiečių nacistams pikų tuzas aplamai tapo 53 naikinamo būrio Luftwaffe simboliu, kurių lėktuvų eskadrilė raižė ir dominavo danguje. Tačiau žymėjimą labai išpopuliarino amerikiečių kariai Vietnamo karo metu, užsikišdami įvairių rūšių kortas ant šalmų. Žaidimų kortas ant šalmų buvo naudojamas tam, kad atskirti karį, kuriam kariniui daliniui būriui ir panašiai jis priklauso. Kažkodėl tarp JAV karių paplito mitas, kad Vietkongo kariai prietaringi ir bijo pikų tuzo, manydami, kad jis neša mirtį ir nelaimės. Tad kariai ne tik išdavosi už šalmo, bet ir nešiodavosi kišenėse kaip savotišką talismaną. JAV kariai ėmė mėtyti šias kortas džiunglėse, dėti jas ant nukautų priešų kūnų. Pikų tuzų poreikis buvo toks didelis, kad garsaus kortų gamintojo United States Playing Card Company buvo paprašyta atsiųsti kelias dėžes tuzų. Ant kai kurių kortų buvo vaizduojami skeletai ar kaukolės. Kortos buvo aprašytas įvairiais šūkiais, posakiais. Tai buvo netiesa ir nors Vietkongo kariai nesuprato, kam tos kortos reikalingos, manoma, kad ši keista veikla bent jau palaikė Amerikos karių dvasią. Aišku, vykstant karui, Vietkongo kariai vėliau stengėsi išvengti vietų, kur mėtomos kortos. Bet ne todėl, kad jų bijotų, paprasčiausiai žinojo, kad priešai kažkur šalia. Kortos buvo pasirodžiusios ir 2003 invazijos į Iraką metu. Tik tai buvo nepaprastos kortos, nes jas puošė labiausiai ieškom Irako vadovų nuotraukos. Ir žinoma, Sadamo Huseino atvaizdas buvo spausdinamas būtent ant pikų tuzo, nes tai yra aukščiausia kaladės korta.